Padaryk vaizdo įrašą apie skausmą užpakalinėje šlaunies dalyje, dvigalvio šlaunies raumens sausgyslės uždegimą. Šiandien mes atliksime tiesiog geriausią pratimų seką, kurią žinau, kad sumažintume skausmą užpakalinėje šlaunies dalyje namuose. Ypač jei ji kyla iš šio raumens. Tas skausmas, kuris eina nuo šlaunies žemyn į kelio šoną. Ir jei tau čia pirmas kartas, aš tau padėsiu pakeisti tą vaistų maišelį lengvais pratimais. Tau nereikia būti lieknam, jaunam ar lankščiam, kad turėtum gerą judesį. Šį raumenį valdo dvi garsios sėdimojo nervo dalys. Jei sėdimasis nervas sudirgęs, jis tiesiog neleidžia raumenį atsipalaiduoti. Ir būtent iš čia atsiranda skausmas užpakalinėje šlaunies dalyje ir uždegimas, dvigalvio šlaunies raumens sausgyslės uždegimas šalia kelio. Ką mes darysime, tai paprasčiausiai geriausias būdas mobilizuoti, atpalaiduoti sėdimąjį nervą šiuo atveju. Atsisėskite arčiau kėdės krašto. Svarbu, kad jūsų pėda būtų tvirtai padėta ant grindų. Jūs sulenksite stuburą nuo galvos iki kryžkaulio, iki pat stuburo galo. Leiskite man nuimti mikrofoną, kitaip arba girdėsite, kaip mano barzda braižosi, arba girdėsiu, kaip mano kaklas skleidžia tą balandžio garselį. Pradėkite lenkti stuburą štai taip, priglauskite smakrą prie krūtinės ir lenkite formuodami C raidę su stuburu, tiek, kiek jums patogu. Kitas žingsnis. Ištieskite koją iki tol, kol dar nejaučiate skausmo. Noriu, kad jaustumėte tempimą kojoje, bet neskaudėtų. Jei skauda, tiesiog šiek tiek grįžkite atgal. Šioje padėtyje darysime tą patį judesį su koja ir galva. Žiūrėkite, pakelkite pėdą, pakelkite galvą, nuleiskite pėdą, nuleiskite galvą. Atkreipkite dėmesį, kad aš nejudinu kelio, nejudinu klubo ir nei stuburo. Tik pėdą ir galvą. Atlikite šį judesį 30 kartų. Neskubėdami, pailsėkite ir pakartokite 3 kartus. Tai yra 3 serijos po 30 pakartojimų. Iškart pajusite, kad koja lengvesnė, skausmas sumažėjęs, bet svarbu prisiminti, kad ypač pirmosiomis dienomis šį pratimą darysite tik 1 kartą per dieną. Taip yra todėl, kad nervui reikia laiko pailsėti, atsigauti po mobilizacijos. Žinoma. Kitas žingsnis – atpalaiduoti patį raumenį. Ir šiuo atveju tempimas nėra pats tinkamiausias, nes jei sausgyslė yra uždegusi, tempimas sukels skausmą ir sausgyslių uždegimas gyja dar lėčiau. Ką mes darysime, tai pašalinsime įtampos taškus arba net trigerinius šio raumens taškus. Lik sėdėti ant kėdės, bet ant kėdės krašto, su pėda tvirtai pastatyta ant grindų. Šiek tiek pakelsiu savo drabužį. Žiūrėk, mes naudosime pirštų pagalvėlės, kad surastume trigerinį tašką. Šlaunies dvigalvis raumuo yra per vidurį, link išorinės šlaunies pusės. Tad skirk tiek laiko, kiek reikia, lėtai, neskubėk, gerai, nenoriu, kad susižeistum, ieškodamas skausmingiausio taško, jautriausio taško ar net raumens mazgo po tavo pirštu. Aš radau jautresnį taškelį čia. Šiame taške švelniai spaus, kad jaustum kuo mažiau skausmo ir tiesiog atsipalaiduok. Stebėk, kas vyks. Lik šioje pozicijoje. Išlaikyk tą patį spaudimą nuo pradžios iki pabaigos. 1 minutę. Pažiūsi, kaip mazgas išsisklaido, raumuo atsipalaiduoja, tirpsta po tavo pirštu, o pats skausmas sumažėja. Praėjus minutei, tęsk su tuo pačiu spaudimu. Nespausk stipriau, nebandyk būti gudresnis. Ir mes išlaikysime spaudimą ir šiek tiek pajudinsime koją. Žiūrėk, ištiesk ir grąžink atgal. Daryk spaudimą kartu su judesiu dar 30 sekundžių. Atsipalaidavus raumenį, pagerėja kraujotaka ir būtent iš to kyla tas jausmas, ta atsipalaidavimo banga. Tas šilumos jausmas sklindantis žemyn į koją. Tai ženklas, kad teisingai atlikai pratimą ir tavo kūnas tau dėkoja. Dėkingumas, šviesos dėkingumas, dėkingumo jausmas. Ir kad dar labiau pagerintume šlaunies dvigalvio sausgyslę, kurioje vyksta uždegimas, mes atpalaiduosime šeivikaulio galvutę. Kai atpalaiduojame šį sąnarį, koja tampa laisva. Mes nuimame apkrovą nuo sausgyslės. Tai yra be to, kad iš karto sumažiname skausmą, mes pageriname atsistatymą, sausgyslės uždegimo gijimą. Ką mes darysime? Atpalaiduosime, tiesiogiai judinsime šeivikaulio galvutę. Aš parodysiu žingsnis po žingsnio, kaip rasti šį kauliuką. Galite prieiti iš nugaros pusės. Jis yra visai šalia kelio linkio raukšlės. Ieškosite čia pirštų pagalvėlėmis. Pajusite mažą gumburėlį po pirštu.
Jis yra mažesnis nei golfo kamuoliukas, maždaug stiklinio rutuliuko dydžio. Jei jums sunku, galite prieiti ir iš priekinės kelio pusės. Čia blauzdos pradžioje kai kuriems žmonėms šį kaulo galą labai lengva rasti. Jūs eisite tuo pačiu lygiu. Štai, iki pat užpakalinės kelio dalies šone rasite tą gumburėlį. Eikite lėtai ir tikrai rasite. Tai labai paprasta. Pradę laikysite ją iš priekio ir iš galo. Nereikia spausti stipriai. Štai, atpalaiduokite koją, perkelkite svorį ant kitos kojos. Tai svarbus patarimas. Jūs tiesiog stumsite tą kauliuką pirmyn ir atgal. Susikoncentruokite į jums patogų tempą. Nesijaudinkite, jei pradžioje nejaučiate, kad kaulas juda, jei atrodo, kad viskas kieta. Per 30 sekundžių ar minutę pastebėsite, kad tas kauliukas pradės judėti. Tai ir parodys, kad jūs tarsi sutepate šį sąnarį. 30 sekundžių ar minutė yra daugiau nei pakankamai. Šlaunies dvigalvis raumuo taip pat gali būti sutrumpėjęs ir tai atsiliepia keliui bei stuburui. Čia kanale jau yra vaizdo įrašas, kuriame mokoma, kaip sumažinti šį sutrumpėjimą su 2 pratimais. Tiesiog spustelėkite čia, kad pažiūrėtumėte. Ir jei šiandien galėsiu jums padėti, pasidalinkite šiuo vaizdo įrašu su žmogumi, kuris jaučia skausmą šlaunyje, sėdmenyje ar sėdimajame nerve. Tik tiek jūsų prašau, naudokite šį vaizdo įrašą, kad padėtumėte tiems, kuriems reikia. Aš čia ir baigsiu, siunčiu didelį apkabinimą ir iki kito karto.